Tai labas vakaras, smagu matyti susirinkusius. Tai sekančią valandą bandysim pasikalbėti tokią temą, kur kai aš pasidalinau, kad planuojam organizuoti tokią diskusiją, komentarų buvo, kad ateis daug fantastikos mylėtojų. Tai aš nežinau, ar yra auditorija fantastikos mylėtojų, bet kalbant apie fantastiką, tai man irgi žalia gynyba, jeigu kalbant apie fantastiką, tai aš įsivaizduoju kaip ta scena iš Atgal į ateitį. Antro filmo, kur atskrenda tas automobilis iš ateities ir jam reikia kuro, tai profesorius nusilupa bananą, įmeta žievę ir skrenda toliau. Tai bando iš fantastikos ryties, tai taip atrodytų ateities tankai ar ten karo mašinos, kurios važiuoja. Kareiviai suvalgo pietus, likučius sumeta ir važiuoja toliau. Ir nereikia jom ten nei naftos, nei ten išmeta kažkokias dujas ar užteršia žemę. Bet bandysim per sekančią valandą pakalbėti šiek tiek rimčiau ir ne iš fantastikos, o iš realybės ryties, kiek iš tikrųjų gynyba gali būti žalia, arba apskritai saugumas ir tvarumas, ar reikia rinktis ar saugumas, ar tvarumas, o galbūt galima padaryti ir saugumas, ir tvarumas, ir galbūt netgi vienas kitą jie gali skatinti. Tai džiaugiuosi, kad sekančią valandą kalbėsime su trim tikrai labai patyrusiais ir daug žinančiais ir daug turinčiais ką pasakyti žmonėmis. Tai pristatysiu savo svečius šiandien ant scenos. Tai pradėsiu nuo Domanto, ES klimato pakto ambasadorius, klimato aktyvistas. Mano akimis tai yra tvarumo ambasadorius žmogus, tai labai džiaugiuosi, ačiū, kad dalyvauja, ir taip pat VŠI žiedinė ekonomika vadovas. Taip. Tuomet Inga Biliūnienė, ILTE valdybos narė, taip pat kuruojanti verslo plėtrą. Ir verslo plėtra ILTES paskutiniu metu apima taip pat investicijas į Miltechą, karinės technologijas. Taip pat turim gana nemažai investicijų dedikuotų taip pat tvarumui, tvarumo transformacijai, finansavimo. Tai pakalbėsim apie tai. Na ir karybos ekspertas, žmogus, kuris galės pasidalinti iš tikrųjų, ar tai yra ar tikrai kalbam apie tos tankus, kurie važiuoja ant banano žievių. Kalbėdami apie žalumą, tai yra Darius Antanaitis, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras. Tai apie tą saugumą ir tvarumą, tai pradinis gal diskusijos taškas buvo dar vasaros pradžioje Lietuvos banko išleistas pranešimas, vertinimas, kad gynybos sektoriaus finansavimas neprieštarauja aplinkos atžvilgių tvarios ekonominės veiklos finansavimo principams. O saugumo ir tvarumo tikslai nėra atskiri ir gali būti įgyvendinami kaip viena kita papildančios strategijos. Tai iš esmės svarbiausias finansų srities reguliuotojas Lietuvoje pasakė, kad turėtų būti ir iš tikrųjų klausimas kyla natūraliai, ar tikrai dabar yra tas laikas kalbėti apie tą ir, nes taikos sąlygomis gyvenom, tai galbūt iš tikrųjų tas gynyba buvo šiek tiek kitokia. Nereikėjo tiek daug ją investuoti, toks pasyvus, bet tarnauja kažkas privaloma tarnyba, kam patinka, eina atsargos majorais. O dabar mes turim nebe taikos laikus ir galbūt iš tikrųjų tvarumas tapo prabanga, o galbūt iš vis kalbėti apie karo pramonės tvarumą, nei laikas, nei vieta, nei realybė. Tai žiūriu į Darių ir norėčiau nuo to ir pradėti mūsų pokalbį. Tai sveiki, ačiū, kad atėjote čia penktadienį vakarą, nors turėjo dar kur nueiti ir pabūti. Tai kalbant apie tvarumą ir gynybą, tai gynyba apskritai yra šiek tiek platesnė negu tiesiog šaudau, gaudau. Nes visų pirma, tai yra energetinė nepriklausomybė. Pavyzdžiui, Lietuva neturi iškasinų, tos pačios naftos, tai mes turime pirkti. Jeigu kažkas mums neparduoda, mes tampame nesaugus. Ir nesaugus ne dėl to, kad čia rusai bėgs girti ar dar kažkas, bet nesaugus dėl to, kad, pavyzdžiui, pramonė sustos. Arba vėl socialiniai neramumai prasidės ir panašiai. Tai kalbant bendrai apie gynybą ir saugumas, tai tvarumas jis labai svarbus. Tai šituo atveju, kad mes kalbame apie Lietuvą, tai be abejo turime pažiūrėti, ką mes galime išnaudoti iš savęs arba kaip išsilaikyti. Ir tas žalumas galėtų būti viena iš, nes iš tiesų netgi operacijos rajone, pavyzdžiui, kai mes buvom Afganistane, ten vidury nieko.
tai dizelino kaina buvo $17 už litrą. O kada gabendavo lėktuvais, tai ta kaina dar labiau išaugdavo. Tai čia buvo 2005 metų laikais, tai dabar pagal infliaciją dar aukščiau. Taigi, tas aprūpinimas degalais jis užtrukdavo ir problematiška būdavo. Aišku, jeigu tu gali kažką tai padaryti vietoj, tai tau ir pačiam saugiau. Todėl, kada mes kartais kalbam vėlgi apie karinę techniką, ar jinai turi būti žalia, ar mėlyna, ar dar kažką, tai visų pirma, jinai turi būti naši. Pirmas dalykas, jinai turi atlikti savo darbą. Tai jeigu mes kalbam, kad karinės mašinos turėtų būti, pavyzdžiui, elektrinės. Tiesą pasakęs, elektrinės mašinos ne dėl to, kad ten kažkas tai išsaugoti drugelį ar dar kažkas tai, o dėl to, kad tu tyliau privažiuotum ir atliktum greičiau savo darbą. Viskas labai paprasta. Jeigu tai koreliuojasi su tvarumu, valio, nekoreliuojasi su tvarumu, 100 metų, tau reikia atlikti savo darbą. Pavyzdžiui, kodėl tankai nebūna arba kol kas nėra elektrinių tankų arba hibridinių? Nes tai nelabai koreliuojasi su tuo, ką tu nori pasiekti. Nes paprastai hibridinės mašinas arba elektrinės mašinas karyboje naudojama tam, kad būtų tylu, tam, kad neišleisti garsą arba kad nebūtų terminio pėdsako arba šilumos pėdsako. Tuo metu vikšrinės mašinas didžiausias garsas eina iš vikšrų. Tai tu gali dėti ten kokį nori variklį, vis tiek girdėsis ta mašina, iš kur važiuoja. Taigi nėra labai pragmatiška dėti. Kalbant vėlgi apie saugumą ir tvarumą, būkim turtingi ir teisingi. Jeigu mūsų neverstų būti tvariais, mes ir nebūtumėm jais. Man žymiai patogiau važiuoti su mašina, kuri daug ryja benzino, kuri labai patogi, milžiniška, didelė, negu įsisprausti elektromobilį, kur žiemą man šalta, rasoja langai ir panašiai. Tai iš kitos pusės mes turime būti atsakingi už savo pasaulį. Mes jau turėjome praeitam amžiuje ir Londono tas, ar užpraeitam netgi amžiuje, Londono tas nuodingas rūkas ir panašiai. Vėlgi tai yra susijęs su žmonių saugumu. Taigi kalbant, ar gali koreliuoti gynyba ir tvarumas, taip gali. Taikos metu visų pirma tai yra simuliacijų naudojimas, o ne gryna naudojimas, kaip pavyzdžiui, kovos mašinų ar šaudimo, kovinio šaudimo. Daugkartinis panaudojimas to pačiu raketų arba minosvaidžių žemynų. Tu iššovė, jinai nukrito, tu paėmė, vėl ją pataisė, vėl iššovė. Tu taip pat ir taupai ir biudžetą, bet taip pat ir tausoji aplinką. Kalbant apie kovinius veiksmus, vėlgi būkim turtingi ir teisingi. Jeigu man po rankai yra medinis kuolas ir aš jį nudursiu priešininką, aš tikrai nelakstysiu, neieškosiu geležinio strypo, kad jį nudurti. Tu vis tiek naudoji tam viską, kas yra pasiekti savo tikslus. Ar medinis kuolas tai bus, ar plasmasinis kuolas, 100 metų, to reikia vykdyti užduotį. Tačiau, jeigu tau įmanoma užtikrinti nepriklausomą energijos tiekimą, kas yra labai svarbu, tai yra labai gerai. Nes pavyzdžiui, kai yra didelės bazės, ten nuolat veikia dizeliniai generatoriai. Dieną naktį jie veikia, jie pumpuoja, degina kūrą, nes tu niekada nežinai, kada to prireiks. Ir pavyzdžiui, dabar jau žymiai daugiau daroma. Yra tai vadinami energijos kaupikliai, taip pat atsiranda karinėse bazėse, kada per daug energijos neišsunaudojama, tada tu kaupyje. Kada padidėja elektros energijos sąnaudas, tada tu atiduodi. Panašiai kaip kroninė hidroelektrinė. Jinai iš principo ką? Jinai pas save per pigią elektrą pripumpuoja vandenį, kai brangiai elektrą jinai išleidžia vandenį. Taip pat panašiai ir dėl transporto priemonių bazėse arba netgi taikos metu elektriniai automobiliai, puikiai priemonė, nes tu vėlgi naudoji tą perteklinę elektros energiją tam, kad naudoti transporto priemonės bazės viduje. Problema su elektromobiliais yra kitokia, kad tu niekada nežinai, kiek tu gali pravažiuoti, ypač kalbant apie raižytą vietovę. Tu išvažiuoji ar nežinai, todėl vėlgi. Tvarumas jis turi būti, nes kada mes save įspraudžiam į kampą, kada tu privalai surasti sprendimą ir tu surandi tą sprendimą, tu surandi kažką tai naują. Jeigu mes užsibrėžiam, kad pavyzdžiui, trotilas. Trotilas yra sprogstamoji medžiaga, labiausiai naudojama, ko gero, kariuomenėse. Gaminant trotilą išsiskiria ypatingai nuodingos medžiagos. Viena iš jų yra raudonas vanduo. Jį pakankamai sunku utilizuoti, perdirbti ir brangu. Jeigu tu perdirbi, tai vėlgi tavo kaina to šaudmens auga, tada mokesčių mokėtojai sako, mums gynyba per brangiai, kodėl čia tai brangiai daro, Indijoje tai pigiai ir pigiai, nes Indija nežiūri visų tų dalykų. Tas raudonas vanduo tiesiai į Gangą turbūt eina, aš neįsivaizduoju. Tai kalbant vėlgi apie, jeigu mes pasakom, kad mūsų sprogmenys turi būti, tarkim, žalieji. Ir tada tu įsispraudi save į kampą ir tu pradedi ieškoti sprendimo. Jeigu tu tą sprendimą surandi, ir pavyzdžiui, kaip Lietuva, mes atsisakom, tarkim, naftos ar kitų produktų, kurių mes neturime, nuo ko priklausome, bet surandam produktus, kurias patys galim išsikasti ir pagaminti, puiku, mes tapome dar saugesni. Todėl
iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad karyba arba gynyba ir žalumas nieko bendro, bet žalumas taip pat reiškia ir evoliuciją, ir pažangą. O mes ir turim būti pažangus, nes tik tai per pažangą, per technologinę virsmą, per technologinius prioritetus mes galim būti stipresni. Mes negalim sakyti, kad mes kariausim, pavyzdžiui, su rusais kaip rusai, kad mes mėsa kariausim. Ne dėl to, kad mes žmonių mažai turime, o dėl to, kad mums žmogus pats svarbiausias elementas apskritai bendruomeniai. Mes turime saugoti žmogų. Kas yra karys? Karys nėra kažkoks tai tenai bedvasės daiktas, tai yra mano dukra, tai yra mano kaimynas, tai yra žmonės, kurie tam tikram laikotarpiai kitaip apsirengę yra ir pasirašė sutartį. Todėl vėlgi, mes turime žiūrėti per technologinę pažangą, prieš mėsą ir šituo atveju, aš manau, tvarumas taip pat galėtų rasti savo nišą. Tai labai įdomu, iš vienos pusės girdim energetinę nepriklausomybę, atsinaujinantys ištekliai, elektrifikacija, žiūriu į Domantą ir galvoju, kaip jums atrodo, ar tai ir yra tai, ar gal apskritai mes turėtume tiesiog taip ir kalbėti, kad tai yra ne kažkokia žalia gynyba, o tiesiog atsinaujinantys ištekliai, energetinė nepriklausomybė, o kalbėdami apie tai, kad tai yra žalia gynyba, patys save apgaudinėjam ir užsiimam kažkokiu greenwashingu ir noru kalbėti apie tai, kas yra taršiausia, karas yra blogiausia, kas gali nutikti tiek gamtai, tiek žmogui ir vadindami tai kažkokiais veiksmais tvarumo link, tiesiog save apgaudinėjam. Tai sveiki. Jo, aš labiau pritarčiau tai minčiai. Šiaip pati aplinkosauga nėra savaime ne apie gamtą pagrindė, o pagrindė apie žmogų, kad jisai apie tai, kad žmogus būtų sveikesnis, kad jisai gyventų švarioje ir sveikoje aplinkoje. Lygiai taip pat mes, jeigu žiūrime gynybą, tai mes norime apsaugoti vienas kitą. Tai čia, jeigu, kaip ir teisingai buvo pasakyta, jeigu tie dalykai sutampa, jie bus naudojami ir vystomi. Jeigu ne, tada mes jau ieškome kaip tą pasiekti. Ir mes čia keliose vietose tikrai turime galimybių tą padaryti. Kaip ir buvo pradžioje teisingai paminėjot, dėl tų pelkių, dabar pagaliau tas iškilo, pradedama žiūrėti į aplinkos, į gamtos kliūtis, jos laiką buvo karuose, kaip sakant, tas barjeras ribojantis judėjimą, tai dabar galima žiūrėti jį kaip galimybę taip pat atkurti buveinės, skatinti biologinę įvairovę ir tuo pačiu prisidėti prie gynybos. Valio, čia yra persidengimas, čia mes ir Seimas šių metų pavasario sesijoje irgi patvirtino, kad 20 kilometrų nėra to intensyvaus kirtimo, bet ten toks, sakykime, tas labiau toks, sakykime, simbolinis ribojimas, ten vis tiek dar pakankamai intensyviai galima kirsti. Bet jeigu turėtume griežčiau saugomas teritorijas, mes taip pat turėtume užuovėję to mūsų biologinį įvairovį. Tai čia mes laimim. Laimim per gynybą, laimim per biologinę įvairovę. Nes dabar kol kas tų griežtai saugomų teritorijų ten yra keli procentai ir viskas. Ir tai dėl jų buvimo irgi yra labai daug kovojama. Tai čia yra pergalė. Kitas dalykas, kaip jau irgi minėjo, tai yra mūsų šalies kaip importuotojo iškastinio kuro. Ir šiaip Lietuva yra importuotojas beveik visko, tai esam priklausomi ir jeigu kažkas nutraukia tą, mes esam, jau turime problemą apsirūpinti. Ir jeigu kas nors sekė čia pastarasis kelias dienas, tai Trumpas kinams pasakė, kad jūs mums siunčiat retuosius metalus, magnetus, arba mes jums taikom importo mokesčius, aukštesnius importo tarifus, nes jis pajautė, kad kinai tą pradėjo daryti, pradėjo riboti ir automatiškai visai ir pramoniai, ir gynybai tai tampa iššūkiu. O kinai tą daro jau senokai, tik tai galbūt ne tokiu plačiu mastu, labiau galbūt buvo kitose srityse tas jaučiama, bet dabar tai yra jau tampa prekybos karo dalimi ir baisinga ir pradeda ryškėtos priklausomybės. Ir tas skauda, aišku, tai yra ES mastu, Lietuva tikrai niekada nebus savarankiška tais dalykais, bet Ir kas galėtų padėti? Galėtų padėti tų medžiagų susigrąžinimas. Tai yra tos pačios elektronikos surinkimas, perdirbimas ir tuomet ta priklausomybė jinai mažėtų.
bet tas nevykdoma dėja. Bet tokios užuomazgos, tos diskusijos atsiranda ir galima tikėtis, kad vien dėl to genami tų, kad yra priklausomybė nuo Kinijos dėl tų retųjų metalų, Europos Sąjunga vers savo piliečius, nes paprastai piliečiai dažniausiai yra, kaip sakė, nelabai atsakingi, daro tai, kas jiems patogiausia. O rūšiuoti dažniausiai yra vis tiek nepatogu, ypatingai tos daiktus, kur reikia nunešti, pavyzdžiui, priduoti elektroniką į parduotuvės, visą kitą. Bet tai bus viena iš galimybių mums pasiekti aukštesnius perdirbamo rodiklius, mažinti priklausomybę. Ir panašiai yra Lietuvoje kaip su daiktų taisymu. Irgi, ta prasme, mes Lietuvoje ir praktiškai Europos Sąjungoje negaminame būtinės technikos. Negaminame. Atsivežam iš ten, kur pigiausia. Bet jeigu mes ją taisytume, kas yra galima, kas yra pigu, mes sukurtume ir mažesnį poreikį jos atsivežti naujos ir taip pat darbo vietų. Tai čia yra tikrai, matau, labai didelės galimybės laimėti. Ir tas pats galioja ir energetikoje. Tai tikrai visko neelektrifikuosim. Šiaip pati gynybos pramonė, jinai nėra didelė. Ten viskas yra labai brangu ir ten jos patys išmetimai, lyginant su kitom šakom, tikrai yra nereikšmingi. Tikrai yra kur kitur. Ir aš žiūrėčiau į gynybos pramonę žalinimą kaip ir į medicinos. Neverta tikrai ten tų plastikinių tubelių medicinoje keisti ir vienkartinių švirkštų. Tiesiog nesąmonė yra. Yra tiek daug visų kitų sričių, kur galima tą sutvarkyti, maitinimo, parduotuvėse pakuočio, tik po to jau pat, jeigu yra prasmė, galima keisti ten, kur yra tikrai svarbu. Tai gynyba, medicina, kur tikrai ta vertė to žalumo yra, sakykime, nedidelė lyginant su galimu poveikiu. Tai žiūrint, tai Lietuvoje ir Europos Sąjunga laimėtų labiau, jeigu tvarumas būtų didesnis. Tai labai, jeigu taip girdžiu, tai tiesiog labai smagiai dera du dalykai. Tai viena, neelektrifikuokim tanko, atkūrinėkim pelkes. Tai ir karyba džiaugsis, ir tvarumas džiaugsis, nes ir viena, ir kita. Bet tikrai, ką Lietuvoje turim, sako, daug ką importuojam, bet Lietuvoje mes turim labai daug protingų žmonių ir labai daug technologijų kūrėjų. Tai klausimas daugiau yra apie apskritai, kai norim skatinti inovacijas ir norim skatinti naujas technologijas. Ir labai mėgstam uždėti joms etiketės. Tai ar tai yra cleantechas, ar tai yra greentechas, ar tai yra miltechas. Ir tada klausimas, o kaip pasirinkti? Ir visi girdėti Domanto išsakyti argumentai buvo, kad inovacija gynyboje ateina tiesiog, jeigu tą tvarumą pagalvoja ir dar tą patį sakė, jeigu atsiranda noras ieškoti sprendimo tvaresnio, dažniausiai nebūtinai net tvarumo motyvuoti, tiesiog nepriklausomumo, noro nepriklausyti nuo importuotojo, nuo tos pačios Kinijos brangiųjų metalų, kas irgi kasyba yra labai netvari, žalinga tiek žmogaus teisių klausimais, tiek ten taršos aplinkai. Tai tarsi norėtų tą skatinti, bet ar tikrai, kaip laviruoti ir kaip rinktis, ypač žinant, kad Iltė turi dedikuotų priemonių tiek miltechams, tiek dedikuotų priemonių žaliai transformacijai ir kaip yra žiūrima, ar tai iš tikrųjų žiūrima atskirai, ar kažkaip kartu? Inga, jums klausimas toks. Žiūrima visaip, ir atskirai, ir kartu. Ir Nora, kaip teisingai pastebėjai, mes turim iš tiesų to finansavimo, kur ir atskirai miltechą skatinam ir kur skatinam tą žalią miltechą arba žalią gynybos pramonę. Aš Darius gerai pasakė, reikia, kaip čia pasakyti, prievartos, tam tikros, kad nukreipti tam tikrą kryptim. Tai mes per savo, kaip čia pasakyti, finansavimo būdą per savo tą, ką mes darome, mes tarsi duodam pinigų, taip, jie nedovaniniai, juos reikia grąžinti. Mes turėjom diskusiją prieš šitą diskusiją. Tai tam tikra, Dariau, tai juos reikia grąžinti, bet vis tiek, juk ir inovacijų nesukursi be finansavimo. Taip, reikia idėjos, bet reikia ir pinigų tai idėjai
išvystyti. Lygiai taip pat tu nepagaminsi ir, atsiprašau, ir to paties tanko ar karinės įrangos ar aprangos be pinigų, jų reikia. Tai mes duodami tų pinigų tam tikrą formą, mes pasakom, gerai, mes jų duosim, bet su sąlygom. Kaip mes tas sąlygas nustatom, tai mes iš tiesų žiūrim į tą, kur mes norim, kad nueitų, ar pramonė gynybos, ar tos inovacijos. Ne? Ir pagal tai mes ir sakom, dabar yra labai svarbu žalumas, tvarumas ir panašiai, tai mes dedam ant tų pinigų tą etiketę ir sakom, o turi būti žali, tvarūs tie produktai, ar tos paslaugos, ar kaip be pavadinsi, jeigu tu nori gauti tų pinigų. Tai va, tai taip mes stumiam tuos, kurie ateina tų pinigėlių, stumiam į tam tikrą tematiką ar į tam tikrą, kaip pasakyti, specifiką. Dabar mes su Miltechu iš tiesų pradėjom dirbti. Miltechas, kaip tu teisingai vardėjai, Miltechas, Edtechas ir panašiai, mes su Miltechu pradėjom dirbti 2018 metais. Tai buvo pirma situacija Ukrainoje. Ir suprasdami tą, pradėjome mes galvoti, kaip paskatinti tas gynybos inovacijas. Ne? Ir kaip užtikrinti, kad jų atsirastų, kad atsirastų tų startuolių toj srityje ir kad jie kurtų tai, ko reikia gynybai. Nes visi labai gerai žinom, kad gynyba yra tas pagrindinis inovacijų variklis ir visada buvo. Ne, ten gimsta pirmiausia tai, kas reikalinga, kas nauja ir paskui persikelia į civilinį gyvenimą. Tai mes su tuo Miltechu tikrai pradėjom dirbti gerokai prieš Ukrainos šitą karą. Ne, ir turim dabar jau tos rezultatus, kad turim, plečiam tą finansavimą, einam ir į vėlesnę stadiją, ne tik į startuolius. Ir tuo pačiu uždedam tam tikrais atvejais ir tą tvarumo reikalavimą. Bet aš norėčiau grįžti prie Dariaus pasisakymo. Aš tarp kitko galvojau, Dariau, kad mes oponuosim viens kitam, nes prieš šitą diskusiją mes kalbėjom, aš labiau buvau už žalumą ir kad tas žalumas reikalingas ir svarbus gynybos pramonei. Darius man vis sakė, ne, nes ličio baterijos, kur jas dėti, ne, to elektromobiliuose. Taip, aš esu už žalumą. Žalumą gynyboje ir suprantant tai, kad iš tiesų mes labai, kaip labai teisingai ir Daumantas pasakė, labai priklausom ir nuo to paties importo, o kas jeigu neturėsim iš kur. Mes turim turėti galimybę užsitikrinti, kaip galėsim apsiginti. Mes turim turėti galimybę atgrasyti priešą, ir tai padaryti maksimaliai savo resursais, kuriuos mes galim užsitikrinti vienaip ar kitaip. Kaip tai padaryti, vyrai iš abiejų pusių, man atrodo, jau pasisakė. Tai va, tai tikrai žalumas yra labai svarbu, nes gynybą mes visi suprantam kaip karo situaciją. Bet gynyba yra ne tik karas. Ne? Tai ne karo laikotarpiu, tai yra ir simulacijos, yra ir logistika, ir panašus dalykai. Karo laikotarpiu ta pati logistika. Bet karo laikotarpiu gal vienaip reaguotumėm, bet turėdami tas žalias technologijas, turėdami žalią pramonę, mes jau turėsim būsim apsirūpinę viduje ir turėsim kuo apsiginti. Tai va, tai nežinau, aš sakau, tikėjausi Dariau oponavimo, o gaunasi atvirkščiai. Bet tai ir yra šitos diskusijos grožis, kad atrandam naujų kampų ir naujų požiūrių, bet grįžtant, pratęsiant tiksliau tą Inga jūsų tikėjimą tvarumu ir norą tvarumu, tai gal gali pasakyti pavyzdžiais, kokie yra tie tvarumo reikalavimai gynybos pramonėje? Ar kalbam apie tiesiog, bešvinės kulkas ir dronus, kurie ten su saulės baterijom kažkaip skraido, ar tai yra kažkas daugiau ir kiek ten yra fantazijos
ir fantastikos. Tai gali būti viskas. Jeigu kalbėt apie tą, nežinau, jeigu taip galima pavadinti tradicinę gynybos pramonę, tai gali būti ir apsirūpinimas gamyklos, kuri gamina atsinaujinančią energetiką, atsinaujinančią energiją, kuri gali būti ir pigesnė negu, tarkim, iškastinė įvairiais laikotarpiais. Kalbant apie inovacijas, tai čia fantazija gali vežti kur tik tai nori. Gal dabar aš visą laiką kaip pavyzdį sakau skraidančias šluotas ir kodėlgi be švinės negali būti kulkos. O gal jau ir yra, jeigu kalbant apie karybos specialistus, geriau žino šitas visus dalykus, bet mes net nežinom, ko gali būti. Ir ką gali sugalvoti inovatoriai, ką gali sugalvoti startuoliai, nes tas ir yra inovacijose, tai ir yra svarbiausia, kad tai dar nėra, gal tai yra nauja, tai yra kažkas nauja ar įmonės, ar sektoriaus lygių, bet kur tu dar neturi, nesugalvojai, bet kada gali šauti ir iš pačios kvailiausios, atrodo, idėjos gali gimti tikrai tie dalykai, kur gyvenime nebūtum sugalvojęs, kad jie gali praversti. Tai šitoj vietoj tas žalumas gali būti bet kur. Ir tvarumas, jis gali būti, kaip sakau, ir atsinaujinančioje energetikoje, ir elektriniuose tankuose, gal kada nors jie atsiras ir tylus, ar kituose elektromobiliuose, kurie naudojami, kad ir tiesiog kažkam pervežti. Tai gali būti ir visiškai inovatyvūs dalykai, kur dabar net neturi fantazijoje savo, o rytoj jie gali atsirasti ir mes galim turėti savo, tą standartinį, kaip čia pavadinama, primą ateityje, kuris bus pagrindinis tiekėjas kažkokios, nežinau, technologijos ar produktų. Tik į tą reikia orientuotis. Jeigu mes norim tą primą užauginti, jeigu mes norim auginti iš startuolio, iš mažytės įmonytės, auginti kažką, kas būtų pasauliniu mastu žinoma, mes turim orientuoti savo politiką toj srityje, dėti visas pastangas ir sukurti aplinką. Nes aš kalbėjau, mes skiriam finansavimą, bet finansavimas yra ne viskas. Tam, kad čia vystytųsi gynybos technologijos, kad kurtųsi atsirastų startuoliai, čia turi būti tikrai aplinka kuriama ir mokestinė gali būti, ir teisinė, ir visokia kitokia. Mes turim save pozicionuoti kaip šalis, kad mes esam gynybos technologijų skatintojas, kviesti čia atvykti kitus startuolius ar į kitas įmonės. Į tai dėti pastangas ir tada mes tikrai galėsim užauginti ir pas save tokias įmonės, kur labai žinomi vardai ir kurie gamina tikrai labai tam tikrus produktus ar tam tikrus dalykus, kurie naudojami paskui gynybai. Tai, Domantai, jūsų požiūris, kaip čia mes atrodom ir iš tikrųjų, lūkestis būtų kažkokiam, nežinau, kariniam uodų spiečiui ateityje, ar tiesiog turėtume būti ambicingesni ir tvarumo srityje, sakydami, užduodami reikalavimą, kad bet kokia miltecho inovacija būtų, nežinau, draugiškesnė gamtai, bioįvairoviai, ar... Tai galėtų būti tiesiog papildomi balai, vadinkim taip, kad tie, kas ateina su geresnė idėja, jie būtų, kaip, sakykime, apdovanojami. Tai čia vienareikšmiškai, bet ką norėjau įnešti diskusiją, tai kad prisidengiant gynybą, mes turime situacijas, kai kaip tik bandoma tą tvarumą nutolinti. Ir, pavyzdžiui, tokia, sakykime, visiškai absurdiška situacija su naktiniu taikiklių įteisinimu medžioklėje. Kad staiga, medžiotojai dabar puls ginti Lietuvą, dėl to mums reikia įteisinti medžioklį. Tai yra, sakykime, toks visiškas blefas ir absurdas, kuris naudingas tik tai tų naktinių taikiklių prekeiviams ir hardcore'iniam medžiotojams, nes jiems tai patinka galbūt, taip yra lengviau. Ir kitas dalykas, dar aplinkos ministerija oponuoja švino tų kulkų uždraudimų. Viena iš kelių šalių, bet Lietuva oponuoja aplinkos ministerija, prisidengdama tuo, kad to reikia gynyboje. Bet tai vėlgi mes matome, tai paveiktų tik tai tą hobio sritį, bet jokių būdų nepersikėlė tas reikalavimas į gynybą. Bet mes turim tas situacijas, kai prisidengiant gynybą yra mažinamos aplinkosauginės galimybės Lietuvoje. Dariau, jūs žiūriu kaip karybos ekspertą, kiek to, ką pasakė Domantas, yra tiesos, kiek iš tikrųjų, bešvinės kulkos, žinau, kad yra gaminančių, kitos ten
inovacijos technologijos, tie kariniai uodų spiečiai, gal fantazijos rytis, bet kiek iš tikrųjų tvarumas stabdo gamybos, karybą, o kiek iš tikrųjų yra įmanoma tai suderinti ir kiek mes apsiribotume inovacijas įvesdami, galbūt griežtesnį požiūrį, kad ir tą patį naktinių taikiklių mes nenaudosim, švino kulkose mes neleisim, mes neleisim gaminti kažko, kas tiesiog nuskris ir sprogdins trotilo ar kažko tokio. Kovinių uodai tai yra biologinis ginklas, yra uždraustas ir iš tikrųjų tai yra rimtas dylas. Iš tikrųjų ir Rusai tai darė su bandymu su uodais, aš esu tikras, kad daro ir Kinai su to pačiu. Bet tai yra uždraustas. Tai yra uodai, kurie iš tikrųjų apkrėsti, kurie ten apkrečia kitus žmonės arba tam tikrą socialinę grupę ar tam tikrą tautinę grupę ir panašiai. Tai koviniai uodai... Aš įsivaizduoju, kaip toks elektroninių, zvimdžiančius, kurie tiesiog... Iš matricos, kurie ne. Jūs kalbate apie baisesnį atvejį. Bet Nora, uždavėt uodų temą ir pasirodo yra, ne? Tai aš tai fantazija nebūtinai, kaip čia pasakyti, atrodo, fantastikos rytis, o realiai egzistuoja. Kalbant apie bešvinės kulkos, tai jos iš tikrųjų egzistuoja, jos naudojamos treniruotėse ir kai kuriuose šalyse uždrausta švininės kulkas naudoti mokymo tikslams, nes po to ta žemė, jinai ilgai būna užteršta, tai iš tikrųjų tai yra, bet tokiu atveju reikia susitaikyti, kad ta kulka bus brangesnė negu švininė. Ir mes tada vėl grįžtam, kodėl mes tiek daug išleidžiam pinigų kariuomeniai. Visų pirma, pinigai išleidžiami ne kariuomeniai, jai 100 metų. Mes išleidžiam savo gynybai, mes išleidžiam savo šeimų gynybai, savo šeimos saugumui, savo namų saugumai. Todėl, kada mes kažką tai kalbam, kad kariuomenė mums per brangi, ne, čia mums saugumas, mes galvom, kad mūsų saugumas yra mums per brangus. Tai bešvinės kulkos yra, tačiau kada prasideda koviniai veiksmai, ką mes dabar matom ar Ukrainoje, tai ar matėm kitose konfliktuose, tai be abejo, tu žiūri, ko pigiau, kad tai padaryti. Nes vis tiek tu turi iš toliau turėti ir sveikatos apsaugą, turi turėti ir švietimą, o švietimas mano galva apskritai yra viso ko pagrindas, nes be švietimo mes tiesiog debilėsim ir daugiau niekur nenueisim. Kalbant apie to, ko reikia tvarumą ir daugiau greičiau, reikia pirkėjo. Visos inovacijos gali turėti superinį idėją, bet jeigu nėra pirkėjo, tai tu esi tiesiog fantazuotojas, o tas, kur matricos uodą kūrė. Tai visų pirma turi būti pirkėjas ir kalbant apie iltę, tai kur neduoda pinigų, tik skolina, tai tu negali pasiskolinti, jeigu neturi pirkėją. Tai tu nevystai technologijas, jeigu tu neturi, kas nupirks tą technologiją. Tai ir šiuo atveju, jeigu yra pirkėjas, kuris pasako, kad man tada ir tada reikia maždaug to ir to, tada tu pradedi vystyti, tada tu pradedi judėti, investuoti, rizikuoti ir taip toliau. Pavyzdžiui, aš labai dažnai lankausi įvairiuose gamyklose, kur gamina būtent ginklus ir šaudmenis ir visą kitą. Ir kai kuriuose stovi konteineriai, tiesiog konteineriai, kur iš oro gauda CO2 ir pakuoja ir po to laidoja juos ir panašiai. Tai irgi prie žalumo to prisideda. Dabar apie produkto pačio žalumą irgi yra klausimas. Jeigu galutinis produktas atrodo žalias, to jo gamyba nebūtinai yra žalia. Ta pati saulės baterija atrodo žalia, bet kaip jinai gaminama, tai geriau nežinoti. Ličio baterija. Tam, kad iškasti tą lytį, kiek mes turim sudeginti degalų. Utilizacija tos pačios baterijos. Problema. Plastikas. Jeigu aš noriu gauti plastiką, aš turiu perdirbti dizeliną. Aš noriu turėti vandenilinę mašiną. Gerai, valio, turėk. Elektrolizė, tau reikia sudeginti iškastinį kūrą. Išgauti iš naftos, tau vėlgi nafta reikalinga. Tai vėlgi, galutinis produktas žalias, nebūtinai, kad jo kelias iki žalumo yra žalias. Kartais mes tą žalumą arba taršą dar didesnį perkeliam į kitą vietą, patys besidžiaugdami, kad pas mus yra švaru. Taigi, kalbant apie to, ko reikia, kad mes tvariau gyventumėm, reikalingas pirkėjas. Taip, reikalinga vizija, kokia mes norime būti 2050 metais, ir ta vizija neturi būti tiesiog pagalvojau, surašiau, mes žali, tenai koviniai dronai mūsų visur nešioja, kiekvienas kareivis turi asmeninį propelerį ir kaip Karlsonas jis varo į mūšį. Tai turi būti kažkokia tai, tu turi viziją, kuri yra suskirstyta į etapus, pagal kurios yra skirtas finansavimas, įsigijimai ir taip toliau. Nes jeigu nėra pirkėjo tavo technologijai, tai tu tiesiog esi nagingas inžinierius. Ir tu nesi įmonė, tu esi nagingų inžinierių būrelis, nedaugiau, ne mažiau. Todėl visa pirma yra kliento poreikis. Jeigu tu nepildai kliento poreikio, sėkmės, žais su savo reikalais, bet už savo pinigus, nes iltė tokių pinigų neduos. Tai mano nuomonė pats svarbiausias dalykas pirkėjas, nes jis už viską
ir sumoka galų gale. Bet pirkėjas dažnu atveju yra mokesčių mokėtas galiausiai. Tai kai kalbam, man labai įstrigo, tas sakot, bešvinės kulkos yra brangesnės ir nenorim mes mokėti daugiau, bet užteršiam žemę, tai iš esmės sumokės ateities kartos. Tai žiūriu į Domantą ir iš tikrųjų tai kur čia prasilenkia, nes, tarsi mes visi turėtume norėti bendrai, kolektyviai, neužter žemę švinu ir, yra technologija, tik tai šiek tiek brangesnė, tai kodėl, kur politikos formavime mes turim spragų ir kodėl, nevyksta tai, kas turėtų vykti. Atrodo, akivaizdu, turėtume pelkes atkūrinėti, miškus saugoti, sodinti, nes natūralus barjeras, kulkos bešvinės, visas įmanomas technologijas, kurios nepaliks tokio didelio karo pėdsako jam įvykus. Tai kodėl tai nevyksta? Kodėl tas pirkėjas mūsų vis dar plaukioja? Tai galbūt nedidelis komentaras dėl to ten, kur buvo dėl saulės modulių išsakyta ir dėl ličio baterijų. Ne visai, tai mes turim tikrai tas technologijas išvystytas ir tie patys kinai vėl priklausomybė. Dar viena baisinga priklausomybė, tai yra saulės moduliai, bet jie jau gaminami praktiškai vien iš atsinaujinančios elektros energijos ir taip pat ten, kaip sakykime, perdirbamumo rodikliai yra labai aukšti, tai ten tikrai aš problemos nematyčiau, tas vadinkim ir energijos atgavimas įdėtos įvyksta per praktiškai pirmus metus arba pusantrų, tai viskas ten tikrai palyginant su alternatyvom yra labai gerai. Lygiai taip pat ir su ličio baterijom, tai visas elektromobilio gyvavimo ciklas tikrai jis labai greit save, vadinkim, atperka, nors taip, tai reikia tą ir kasybą atpirkti ir po to utilizavimą ir tam ateina ES reglamentai būtent dėl automobilių baterijų, kad jas privalės surinkti ir perdirbti. Tai čia aš matyčiau, tai tikrai labai, sakykime, nemažą žingsnį priekį ir čia Lietuvoje pas mus dažniausiai parduoda su baterijom, bet yra tikrai gamintojų, kur tu nuomojasi bateriją ir tiesiog po tam tikro laiko, tai tiesiog tu ją gražini ir tau pakeičia į kitą, tai tau nepriklauso baterija. Ir ta situacija, kur elektromobilio baterija visų pirma yra, jinai sveria daug. Tai yra, tarpsime, daug tos medžiagos ir ją tada apsimoka jas rinkti. Čia ne telefono baterija, kuri yra lengvutė ir jų surinkti reikia labai daug ir jos būna skirtingų gamintojų ir labai sunku tada iš juos gauti kažką naudingą. Tai čia tas, sakykime, tas aspektas. O dėl tų kulkų, tai čia aš matau labiau Lietuvoje būtent, yra labiau iš medžiotojų spaudimas, lobizmas, jie matot, kad tai bus brangiau, tai okei, mes kovojam prieš tai. Aš nemanau, kad tai yra nors kažkiek tai susijęs su gynyba, aš nesusipažinęs, bet aš spėčiau, kad tai ne iš ten tikrai ateina. Ir, sakykime, kainos prasme ir naudos prasme, tai tikrai yra labai nedidelės investicijos. Aišku, mes galim pažiūrėti, kad pas mus nėra tokių situacijų, kur žmonės vien tik tai maitinasi tą sumedžiotą mėsą, nes tikrai tada jau atsiranda ir vaikams su augimo problemų, yra jau tikrai sveikatos problemos būna išryškėję, kai žmonės maitinasi vien tik tai tą sumedžiotą su švinu. Tai mes tos, sakykime, galbūt labai daug neturim, tai galim pasidžiaugti dėl to. Ir tai yra viena iš tų priežasčių. Tai yra ir gamta, ir taip pat ir žmonės, kurie po to vartoja tą produktą, jie save nuodija. Tai čia ta kaina nėra, manau, didelė ir čia labiau ateina iš medžiotojų lobizmo. O kitas dalykas, prasidėjus konfliktų, tai jau jokio skirtumo. Esmė tada jau yra, kas po ranka, kaip sakė, tuo ir tikrai bus naudojama, nes, jau tai yra, aukščiausias, tai yra savisaugos jausmas, tai kito labiau stipresnio nėra. Bet šiandien neturim, ačiū Dievui, karo Lietuvoje ir duok Dieve neturėsim, ruošiamės gintis, bet tikėkime, niekada to neprireiks. Bet labai ryškėja tarsi tas, kas trukdo, tai, aišku, lobizmas ir tai vėl grįžtam prie švietimo klausimo, kad trūksta supratimo ir edukacijos ir iš tikrųjų galbūt tai ir yra priežastis tam priešiškumui apskritai, nes, kaip sakau, kai pasakiau, kad tokią temą planuojam diskusiją, tai sako, tai čia fantastika, jūs fantastai, tai gal nuo ko pradėti tą pokalbį, kad tvarumas turi būti
O gal aš čia neteisingai interpretuoju, kad jis turi būti nacionalinio saugumo dalimi. Tai klausimas visiems, nežinau, Dariau, jums gal, tai nuo ko pradėti tą pokalbį su visuomenė, kad dingtų pasipriešinimas arba ateitų suvokimas, kad, na, tai, kad sako medžiotojai, negalima kitaip tik tai švininiam kulkom arba būtinai reikia tų naktinių, kad tai yra tik vienos siauros grupės, garsiai kalbančios, bet tik tai vienos grupės ir nesuteikiantis pilnos informacijos naratyvas. Na, visų pirma, mes turime apsispręsti, kas yra tvarumas apskritai. Tvarumas tai ko gero, kaip jis mūsų įtakoja. Tai ko gero tai yra sveikata. Visų pirma, sveika aplinka ir panašiai. Jeigu mes užsibrėžiam tikslą, kad mūsų gyvenimo laikas būtų kokie 90 metų ir dar sudėliojam žingsnius, kaip mes einam link to, tai yra sveikatos apsauga, tai yra švari aplinka, tai yra tas pats mokslas, išsivystymas, išsilavinimas, nes, na, jeigu kuo daugiau išsilavinis, tu daugiau suvokia, kas aplinkoje vyksta. Tai jeigu mes taip sudėliojam, tai tvarumas yra visoko pagrindas, nes tuo ilgiau mes gyvenam, tuo mes sveikiau gyvenam, tuo mūsų vaikai yra laimingesni, dar ilgiau gyvena. O ką tai reiškia, kad mes galim kurti daugiau, sveikatos apsaugą išleisti mažiau arba kažkur tai daugiau toliau padaryti. Tai kalbant apie tvarumą, tai yra visoko pagrindas, nes jis užtikrina valstybės saugumą per piliečių saugumą, jeigu tai paimti. Dabar ką padaryti, kad pilietis paprastas tai padarytų? Žiūrėkit, jeigu aš nežinočiau, kad aš važiuodamas 100 km/h greičiu per miestą nebūsiu nubaustas, aš važiuosiu. Todėl irgi tam tikrą prasme reikia įsivesti ir patiems savo ir tokius apribojimus. Susitarti. Kaip mes susitarėm dėl įstatymų? Kas yra įstatymas? Mes tiesiog susitarėm, kad laikysimės tokių ir tokių elgesio taisyklių. Kas yra kelių eismo taisyklės? Mes susitarėm, kad mes laikysimės tokių kelių eismo taisyklių ir pasirašom visi ir tada kas pažeidžia mūsų susitarimą, turi susimokėti. Lygiai tas pas ir su tvarumu, aš manau, čia turi būti tam tikrą prasme ir negražiai pasakysiu, bet tam tikras ir prievartos mechanizmas. Pavyzdžiui, kaip ir su taršiom mašinom, na, jeigu važiuojate ir kaip garvežys mašina sustabdo, baudžia už tai, nes jis kenkia mums, jis kenkia man, aš turiu kvėpuoti tą taršą visą. Tai kaip priversti? Aš manau, priversti gal neaišku visą laiką, aš apskritai prieš prievartą. Pavyzdžiui, kad negalima nusipirkti alaus po 15 val. Sekmadienį. Tai čia prievarta. Tai geriau aš labiau žiūrėčiau žmonės kaip į sąmoningus, mąstančius žmonės, kurie supranta alkoholio žalą ir tiesiog tai nedaro. Vietoj, kad prievarta. Apskritai, prievarta toks ribinis dalykas. Tačiau kalbant apie tvarumą, kažkur tai turėtų atsirasti tas saugiklis. Bet visų pirma, turi atsirasti kodėl, vardan ko tu tai darai. Jeigu mes susibrėžim, kad jeigu Lietuva bus švari, mes ilgiau gyvensim, mes geriau kursim, mūsų gyvenimo kokybė viršys Singapūro. Singapūras, tai koks jis buvo užterštas, jis buvo pridergtas ir kaip sutvarkė žmonės. Tai vėlgi, tvarumas prisidėjo prie vystymų. Arba pavyzdžiui, žolės pjovimas. Kodėl žmonės dažnai teršia arba numeta kažką tai? Nes tiesiog po to šiukšlės nesimatys. Jeigu tu nupjovai žolę, tu šiukšlę numeti, jau matosi. Pavyzdžiui, Tokijoje buvot kas nors. Aš galiu paskirti, aš buvau šią vasarą. Tai ten, pavyzdžiui, nėra šiukšliadėžių. Ir vieną kartą pamačiau, aš dar nežinau, kad ten nėra šiukšliadėžių, pamačiau, kad žmogus numetė plastiką ant žemės. Ir man buvo šokas. Aš dar nežinau, kad pas juos labai švaru, bet tiesiog aš nemačiau, kaip kiti mėto tai. Tiesiog ant tiek švaru, kada tu matai, kad kažkoks tai kvailys numeta plastiko gabalą, turistas beje. Tai tau šokas automatiškai, net nežinant, kad ten yra priimta, nešiukšlinti. Tai vėlgi. Tai turi būti tam tikra šiek tiek galbūt ir prievartos elementas, tai turi būti be jokios abejonės švietimas, paaiškinti, kodėl mes taip turim daryti ir judėti prieki. Tai nėra šios dienos klausimas, tai nėra metų, čia iš tikrųjų yra dešimtmečių klausimas. Kaip mes ir laikėmės, jeigu kas nors prisimenat, pradžia buvo, kodėl mes turim važinėti prisisegę, nes avarijos atveju pasmaukstas diržas. Aš dar prisimenu tas diskusijas. Arba diskusijos buvo, kodėl aš turiu važinėti dienos metu įjungus žibintus, nes labai daug čia kūro naudoja ir ką praėjo, nes mes įsisąmoninam, kad saugos diržai privalomi, nes kitaip aš neišgyvensiu. Žibintai privalomi, nes iš toliau mato pėstysis ir jis tai pamato, bet iš pradžių buvo nedidelė prievartos dalelė. Jeigu tu to nedarysi, susimokėsi. Tai finansai dažnai yra ta prievarta. Tai
Ar sutinkat su to požiūriu, kad šiek tiek nedidelės prievartos galvoti apie tvarumą, o tada daug edukacijos apie tai, kad mums reikia tų pelkių pasienyje, mums reiktų miškų ir kažkaip po truputį įsivažiuos. Aš Singapūre tai yra draudimas kramtomą gumą įsivežti ir jos tiesiog nėra ant šaligatvių prilipintos, tai dabar jau, man atrodo, nieks ir nebekvestionuoja, kodėl, bet prasidėjo tai nuo reikalavimų ir finansų sektorius dažniausiai yra tas gatekeeperis, nes be pinigų nieks nevyksta. Tai, kaip aš ir minėjau, finansų sektorius yra tas, kuris spaudžia gamintojus ir paslaugų teikėjus į tam tikrą rėmą, nes pinigų reikia ir uždedant ant tų pinigų reikalavimus tu stumi. Tai aš pritariu Dariui iš esmės, kad reikia tiek šviesti visuomenę, tiek kurti įprotį. Ir visuomenė yra galingas ginklas, ir visuomenė spaudžia politikus, o kaip ir buvo kalbėta prieš tai, gynybos pramonė yra labai specifinė. Jinai labai priklauso nuo pirkėjo. Pirkėjas šiuo atveju, jeigu kalbant apie tą tikrąją gynybą, ir netgi tą patį dual use, tą dvejopos paskirties, dažniausiai yra kas? Tai yra Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė. Ir tas specifinis pirkėjas ir lemia, į kurią pusę keliaus ir tos technologijos gynyboje ir pati gynybos pramonė, nes jinai neturės kur parduoti, negali nueiti ir nusipirkti bet kur turgui ginklo, nebent nelegaliai. Ir šitoje vietoje per visuomenės tą švietimą, per įpročio suformavimą, visuomenė paskui pradeda spausti tuos, kurie yra užsakovai gynybos pramonė, ir ta gynyba automatiškai po truputį darytųsi ir žalesnė, ir tvaresnė, ir panašiai. Tai aš sakyčiau, tai yra pagrindiniai aspektai. O kaip tai padaryti, ar veikia prievarta, ar veikia saldainio davimas, tai jau čia, net nežinau, čia gal psichologų klausimas. Dažnai veikia prievarta, paskui tampa įpročiu. Ar tai yra gerai šiuolaikiniai visuomeniai? Kitas klausimas, bet kažkaip reikia galvoti, kaip šviesti, kaip formuoti tą įprotį, kad paskui tai taptų norma. Ir ta norma įsigyvendins natūraliai. Domantai, jūs daug šviečia, daug kalba tiek apie atsinaujinančią energetiką, tiek apie, kas yra iš tikrųjų žalia ir kas nelabai, ir įvardinant ir dažnai ir lobistinės veiklos pėdsakus, aiškiai pasakant, kad čia žiūrėkit, čia ne faktai kalba, o kažkas bando formuoti jūsų nuomonę. Tai kaip jūs matytumėt išjudėti iš tos situacijos, kad tvarumas gynyboje neatrodytų kaip oksimoronas, o tiesiog visi priimtų, kad turim galbūt mokėti brangiau, bet tą daryti. Jo, tai švietimas tikrai būtinas, bet jisai nepasieks to rezultato, kurio mes tikrai norėtume iki galo, kaip ir jau buvo pasakyta, tiesiog žmogui yra nepatogu daryti tam tikrus dalykus, jisai nori kažko kito, kažko geresnio ir prievarta čia būtinai, nes jeigu švietimas būtų pasiekęs tų rezultatų, kokius mes norime, tai mes turim tikrai turtingesnės valstybės negu Lietuva, investuojančias į švietimą daugiau, bet susiduriančiam su tom pačiom arba panašiom aplinkosauginiam problemom. Tai čia yra labiau reikalingas ir prievartos mechanizmas, ko aš matau jo efektyvumu labai stipriai įsitikinu kiekvieną kartą, ir toks paprastas trivialus pavyzdys, užstato sistema. Per naktį lietuviai išmoko rūšiuoti. Per naktį dėl 10 centų. Dėl menekis, bet sistemiškai, jeigu mes turėtume tą sistemišką požiūrį, galbūt mes galėtume labiau daryti kaštų naudos analizės ir skaičiuoti, kaip mums ar tuos 5% planuojamus ateityje skirti gynybai, o galbūt mes galime daryti investicijas kitose srityse, kaip jau ir minėta, į pelkių atkūrimą, ir jos taip pat tarnaus gynybai. Nereikės daryti tų drakono dantų už labai daug pinigų vežioti, o turėti atkurti ir gamtą, ir turėti tą patį barjerą, net geresnį. Matėm, kaip buvo nuskendęs tas JAV kariuomenės transporteris. Tai ta prasme, mes galime laimėti daug daugiau, bet kaštų naudos analizė dažniausiai nėra daroma. Ir dažniausiai apsiribojama ties vienoj srity, pasiema,
atkurti pelkes kainuoja tiek daug, galbūt to nedarom ir viskas, bet nežiūrima, kiek aplinkui gali būti tų naudų. Lygiai taip pat pasižiūrima, gerai, bešviniai šoviniai kainuoja brangiau, nereikia. Galbūt kada nors vėliau ateity ir panašiai. Bet jeigu mes pasižiūrim, kur tas yra naudojama, poligonai, visą kitą, ten yra irgi taip pat tikrai nemažai gamtos, kuri po to irgi gali turėti daug neigiamų pasiekmių. Tai pat jeigu mes tą sisteminį mąstymą ir kaštų naudos analizę darytume daugiau sričių, ne tik tai su ES, tik tai pinigais yra privaloma. Ir tai jų darimas, esu pats daręs, yra, sakykime, gan darytojo kūrybos vaisius, ką jis įtraukia, kokias studijas, kuo remiasi. Tai, sakykime, jeigu tai būtų labiau aprašoma, labiau remiamas, labiau reikalaujama tą daryti ir nustatomi kriterijai, sakykime, apimti plačiau visus tuos poveikius, visus galimus poveikius, mes rastume tas investicijas valstybėje, kai iš to pačio biudžeto, kokį turime dabar, galėtume pasiekti daugiau, ir nereikėtų tų mokesčių galbūt tiek kelti. Bet Domantai, aš noriu paprovokuoti biškelį. Gal klystu, bet tas pats Taros pavyzdys, ar tai yra prievarta? Taigi gali išmesti tos butelius. Ir viskas. Taip, bet tai kainuoja. Matai, tai yra tas elementas. Grįžtam į tą temą, pinigai. Kai tu suvoki, kad tau nuo to grįž, ir viską grįžtam atgal, man atrodo, į pinigus. Į tą temą, kur pinigai turi tą paskatą. Tai klausimas, ar prievarta, ar pinigai, ar edukacija. Matyt, viskas kartu. Visi tie elementai tik tai gal skirtingai suveikia ir skirtingų greičių. Bet man tai labai patinka ta mintis tiesiog rebrandinti tvarumą, kiekvieną tvarumo klausimą pažiūrėti per gynybos ir atsparumo prizmę, nes tada iš tikrųjų, jeigu gynybos biudžetą pradėsim skaičiuoti šitaip, tai tikrai surasim, kad nebūtina čia jau dabar pristatyti kulkų fabrikų už to 6%, bet galima tiesiog daryti tai, kas bus ir akiai malonu, gražus miškai, sengirės ir labai saugu, nes tas pamokas galėjom išmokti jau iš buvusių karų patirčių, kur tiesiog nuskendo, užšalo. Bet čia gal čia mes truputį per toli nuėjom, nes jeigu mes žiūrim, kad gynybai tai yra pelkė, tada iš krašto apsaugos ministerijos perdaroma pelkė ministerija arba melioracijos ministerija. Nereikia maišyti to irgi dalyko, nes mes skiriam dalį savo pajamų mūsų šalies saugumui ir mes turėtume skirti, kas kokį darbą daro. Jeigu mes padarom, kad krašto apsaugos ministerija pradeda tos pinigus dėti į pelkės, pelkės gražu, nuostabu, visi skęsta, vabalėliai dauginasi, nuostabu. Bet man reikia sustabdyti tą tanką, lėktuvą, laivą, karį ir visą kitą. Man reikia tai padaryti, nes vėlgi mes neturim viską suvesti, kad krašto apsaugos ministerija už viską turi rūpintis. Jeigu mes kalbam apie pelkių atkūrimą, taip, tai jis turi būti ir jis turi būti atgaivintas, kiek tai stipriai stabdytų priešo pajėgumus. Kažkiek tai stabdytų, bet tiesą pasakius, jeigu aš negaliu pravažiuoti pro tą vietą, aš pravažiuosiu pro kitą vietą. Jeigu aš to negalėsiu padaryti, aš Baltijos jūrą atplauksiu. Jeigu aš to ir to negalėsiu padaryti, aš iš lėktuvo išmesiu desantą arba iš sraigtasparnio išlaipinsiu. Tu visą laiką tai gali padaryti. Pelkių atkūrimas aš daugiau žiūriu per saugumą kaip mūsų gyvensenos, aplinkos atkūrimas, gyvensenos pagerinimas. Nes, pavyzdžiui, irgi pas mane kaimas ir ten yra melioracija. Tai baisu buvo anksčiau, dabar, kai melioracija visą sugriuvo, pelkės atsigavo, tai dabar ir tu ir plėšrių paukščių atsirado, nes atsirado tų smulkių žinduolių, atsirado visokių ten reptilijų, atsirado maistas tiems, atsirado barsukas pas mane, kuris suėdė vapsvų lizdą ant žemės, jo, įdomi kasa. Yra lapė, kurią aš maitinu kiaušiniais, pirktiniais ir labai pyksta kaimynė, nes ta lapė vagia vištas iš jos. Ta pelkė reikia pažiūrėti ne tik tai, kad tankas nuskęs ar dar kažkas. Tai atvirai pasakius, jeigu aš ten žinau, kad aš nepravažiuosiu, aš turėčiau būti labai didelis retardas, kad aš ten važiuočiau. Aš tiesiog pasižiūriu maršrutą, kur aš galiu pravažiuoti ir kur negaliu pravažiuoti. Supratau, laikas labai baigėsi, aš žiūrėjau auditoriją ir labai norėtųsi palikti ir galimybę ir besiklaususiems pasisakyti, jeigu yra klausimų ar replikų. Taip, sveiki.
Norėčiau, kad šiek tiek pakomentuotumėt ES lygmenį, nes mes turime kaip ir naują komisarą, kuris atsakingas už karybą, ir mes turime anksčiau parengtą dokumentą, tai žalieji kursą. Tai kaip yra atliepia mūsų šios zonos temą, tai 2 dokumentai, tiksliau sakant, dokumentas ir nauja pozicija. Kaip jūs matytumėte tokiam kontekste šitą aktualią temą ir netgi finansavimo pritraukimo galimybę? Prašau pakomentuoti kiekvieną. Aš gal apie karybą. Tam, kad ES būti atsakingam už karybą, ES visų pirma turi turėti kariuomenę. Nes jeigu tu rūpinėsi kariniais reikalais ekonominė organizacija, kuri neturi prievartos mechanizmą kaip kariuomenė, ko tu rūpinėsi? Kitas dalykas, yra NATO ir ES. Ne visos NATO šalis yra ES šalis, ne visos ES šalis NATO, bet vis tiek tie planai, įsigijimai, vystymai turi būti tarpusavį suderinti. Ir kada ES, ekonominė organizacija, neturinti nei vieno kario, pradeda ryškinti valstybėms, ką daryti, ką pirkti, kur link judėti, nesuderinus su NATO, o kitom valstybėm tas NATO iš vis nėra aktualus, pavyzdžiui, Austrija 100 metų ant NATO jiems. Na tai iniciatyva graži, kaip sakė vienas, bet tam, kad aš pilčiau degalus į mašiną, aš visų pirma turėčiau turėti mašiną. Jeigu aš jas neturiu, kur aš į slovikus pilsiu, tai vėlgi, iniciatyva gera, bet aš nežinau, ar jinai yra tvari. O dėl kitų dalykų turbūt ES. Jo, tai kur jūs minite, dėl žalias kursas kaip tik atliepia tai, ką mes daug diskutavom. Tai taip pat ir 30% teritorijų atkurti, kas atliepia tas vadingiam pelkes, taip pat atsinaujinanti energetika, klimato neutralumas, kuris nebus jisai 100%. Bus tikrai tos pramonės, aš manau, gynyba tikrai nesitransformuos į elektrinius tankus, bet tikrai bus, sakykime, atkurtų teritorijų, kurios galės sekvestruoti tą CO2, tai, bet energetika visą tą perina ir jau dabar, Lietuva mažina iškastinio kuro importą vien dėl to, kad tiek daug sugeba pasigaminti žalios elektros energijos. Čia yra sėkmės istorija Lietuva tikrai ir tai tęsis. Ir mes, užsibrėžtas tiklas buvo 2030 metais atsinaujinančios elektros energijos 100%. Aš manau, jisai bus gal 28, galbūt net šiek tiek anksčiau. Tai tikrai yra fantastika. Ir gaminantis, tiesiog tinkamai sudėliojus finansinės paskatas, kad ne tik tai valstybė investuoja, bet investuoja ir gyventojas. Mes turim tą infrastruktūrą pas save, kuri tarnauja mum kaip tam tikros nepriklausomybės garantas, mažinantis priklausomybės nuo užsienio šalių. Nežinau, kiek atsakėm, kiek ne, bet čia iš tikrųjų tema verta atskiro, iš esmės atskiros diskusijos, atskiros analizės, nes kalbėti apie jau vien tą poziciją naują karo komisaro, tai kaip yra kosmoso komisaro, sulaukia gilaus pamastymo, kam to reikia ir kur tai nuves. Ar turim dar klausimų iš auditorijos? Na, jeigu ne, tai uodai valgo ir tikėkime, ne kariniai, ne koviniai ir nieko čia baltarusai mums neatsiuntė 30 km. Bet labai buvo malonu girdėti, kad labai daug bendrų sutarimo tiek tarp aktyvistų ir klimato ambasadorių, tiek tarp finansų pusės, tiek tarp karybos, kad yra daug bendrumo ir išeiti gal, ką norėčiau, kad išsineštume, tai kad saugumas ir tvarumas tai yra apie gerą gyvenimą, apie tai, kad gyventi yra gera, o gyventi gera yra ten, kur yra saugu, kur yra gražu akiai ir kur girdisi paukščių giesmė ir kur barsukai suvalgo vapsvas. Tai ačiū visiems, ta nata, gero vakaro.